Paprastučiai vieno kąsnio užkandukai namų sąlygomis. Aš gaminau iš krabų lazdelių, tarkuoto kieto sūrio, ikriuko ir majonezo. O svarbiausia dalis, kad krepšelius pasidarysiu iš batono. Batono riekelę kuo smulkiau iškočioju, su peiliu perpjaunu per pusę ir su mediniu dantų krapštuku susegu. Tenkitės, kad krapštukas būtų horizontalus, nes kitaip nepavyks tinkamai krepšelio pastatyti. Kuomet krepšeliai paruošti, viską dedu ant silikoninio paduko, nors galima dėti ir ant metalinio. Orkaitėje užstatau 180 laipsnių ir paruošiu 10 minučių kepimo. Kol mūsų bulkytės skrus, pasiruošiame krabų lazdelių masę. Tai pirmas žingsnis susismulkinti krabų lazdeles. Tai puikiai galima padaryti ir peiliu, kadangi aš turiu svogūnų smulkintuvę, tai viską dedu į ją. Po to dedu didelį šaukštą ikriukų, pilu kietąjį sūrį. Kadangi man patinka šlapesnis maistas, tai aš dedu 2 šaukštus majonezo. Kai bulkytė jau apskrudusi, išimame visus pagaliukus ir matosi, kad krepšeliai jau yra tvirti. Dedant masę į krepšelius, aš viską darau virš bletutės, kad kuo daugiau nutrupėtų suskrudus